Labą dieną, gerbėmieji žiūrovai. Šiandieną su jumis vėl sveikinasi laida Langas į pasaulį. Šiandieną mūsų laida yra ypatinga, skirta Lietuvos 1000-mečiui paminėti. Ir šiandieną pas mus laidoje svečiuojasi ponas Zigmundas. Jis yra gerai Lietuvoje žinomas ir jai nusipelnęs poetas, kompozitorius, tapytojas ir dar net nežinau, aktorius, galbūt operos solistas. Rašytojas, aktorius. Pasigūka dėl bet ko tau sukurs piesės. Labai įdomu, tęskite. Taigi, tą progą mane pasikvietė sukurti himną. Lietuvos naują himną. Kaip čia dabar, net trūksta žodžių. Jūs, ponas Zigmundai, jūs kursite Lietuvos himną naują. Apie ką jis bus? Lietuva tėvynė mūsų, tai jau viskas praeity. Lietuva, va, tėvynė mūsų. Tokie žodžiai, kam jie svarbus? Tik tai seniems žmonėm. Taip. Aš kaip naujos kartos atstovas bandysiu iškelti naujas vertybės, atskleisti, kas va dabar yra Lietuva. Lietuva. Tai galbūt jūs jau turite sukūręs jau kokį ir posmą, stulpelį naujajam Lietuvos himnui? Turiu juodraščius turiu. Bandžiau va su Erlicku daryti, su Vaitkum netgi. Netgi su pačiu mūsų laidos režisieriumi Vaitkum. Tai, o kaip, nu tai gal padeklamuosite mums kokią eilutę iš savo naujojo Lietuvos himno. Kaip jis skambės? Mums žiūrovams, matau, labai įdomu iš tikrųjų turėtų būti. Aišku, kas dabar jums ir atskleis pusę himno arba dalį, kaip atrodytų žiūrovams. Kaip tai atrodytų? Ne kaip atrodytų. Aš galiu nebent štai eilės padeklamuoti, kurios buvo kuriamas štai su Vaitkum ir kurių neatrinkom, kurios netiko. Bet va tokią tematiką pasiūlė žmogus. Taip, paklausykime. Tematika. Taip, žiūrovai, dabar mes paklausysime. Ponas Zigmundas mums padeklamuos. Kaip jau pats sakė, jūs puikiai suprantate. 10 gramų juoko ir tu jau čia spindi purvo žodžiai. Va, čia buvo toks bandymas. Vat kas netinka. Bet tik tai nuostabu, ponas Zigmundai, tai tiesiog neįtikėtina. Tai absoliučiai apriksamentalu. Gal, žiūrėkit dabar taip. Aš irgi rašau eilės, žinokit. Tai, sakau, galbūt jums būtų įdomu ir mano idėjos, irgi galėčiau jums pasiūlyti. Nu, žinot kaip, žodžių užuomazga yra jau. O va, sekantis etapas. Žodžiai, muzika. Reikia muzikos, reikia tikro iš širdies lietuvio, kad suteiktų kažkokį ritmą pradinį. Nebent, jeigu tu galėtum kažką tai, ar galėtum? Lietuvos, dėl Lietuvos.
Tai ką, pabandom? Pabandom. O, gerai. Bet, žinot, ponas, kažkaip man atrodo, mūsų laida yra nuobodi labai. Tai čia jūsų laida yra.